ką, sveiki gyvi, parodysiu kaip išimti ir įdėti klijo rankenėlės. Galinės dažniausiai biskį sunkiau padaryti. Internete dažniausiai visi rodo, kaip tai padaryti nusiėmus apšyvkę. Aš dabar parodysiu, kaip tai galima padaryti turint va tokį dalyką. Aišku, ganėtinai neįgudus galima ir biskį prasiknisti. Tai dabar demonstruoju. Galiniais šiek tiek nusima ir įsideda lengviau, nes priėjimas yra čiučiut lengvesnis. Torksiniu atsileidžiat šitas spynelės imitacija, spynelė, arba šitą kiti vadina plasmasinė apsauga. Šitas nesikeičia nieko kaip ir visų automobilių. Dabar šitaip. Šitą rankenėlę trauko, yra kablys ir jis trauko plasmasinę tokią kumštelį, kurio pačioje yra svertas. Tai jeigu ta, kaip įvardyti, šitą nuimta, tai tu tiesiog, apšyvkė nuimta, tu tiesiog už to aliuminio sverto trukteli ir jisai atsileidžia. Tas dalykas labai gerai pasižymėti ant šito kablio, kur yra viršutinė dalis, kad lengviau orientuotumėtės. Tai dabar toks dalykas. Reiškiasi, šitas aliuminis svertas, jis yra šito vietoj netoli pat durų. Jo didžiausia tikimybė, kad tokio padėtį neusieksim. Mes daugmaž šituo kampu palei rankenėlę ir 45 laipsnių kampu turim prieiti prie rankenėlės. Jie atidarom. Svertas reiškiasi atsilošia. Pasitikrinam. Rėmėsi. Atsileido, reiškiasi pametam rėmimas. Reiškiasi atitraukim. Aišku, tai dažniausiai nėra lengva padaryti, ypač jeigu galit net jį, kai jau tiksliai pasigaunat, atleidžiant rankenėlę, nukrentat ir išstumėt. Ir jisai faktas pasistumė į šoną. Aišku, idealiausia būtų, kad jį vos, jei įmanoma, prieš įdedant, trauktumėt atgal. Šitaip jau galima padaryti šitaip įkišus ir tiesiog pasuku šoną. Dabar pažiūrėsim kaip. Gaudo. Taip, gaudo, bet pabaiga turi labai nedidelį laisvumą. Iš ten galite orientuotis, kad nėra pilnai užtrauktas kumštelis. Paspaudžiat į ten ir pakeliat rankenėlę pilnai viršų. Grįžtat 45 laipsnių kampu į rankenėlę. Galit biskį šiek tiek orientuotis pagal spynelės plyšį. Ne, nepagavau. Va, turbūt. Nepagavau. Va. Viskas, spynelės dingo klibėjimas. Jaučiat pasigauna. Anose rankenėlėse iš karto perspėjau, galinėse yra sunkiau, nes čia yra mažesnis tarpas. Tai kartais pasiteisina šiek tiek trumpesnis, arba su šiek tiek ilgesniu, arba mažiau lenktu. Padarau ir su šituo, bet yra kur kas sunkiau. Dingo klibėjimas, reiškia, jisai užtrauktas gerai. Dabar įdedam šitą atgal
spynelės imitacija. Kartais, jeigu šitas neįeina, būna šiek tiek šliaužtas prašaukės, tai išsukat pilnai varžtą ir čiučiut bakstelėt į atsuktuvą, kad išsilygintų tą kelią ir pilnai įeitų. Kad viskas gerai. Tai va, šiandien video tiek, dėkui iki, gal nors padės kam nors. Ir dar patarimas susižymėti, kur smaigalio viršus, nes neįpratus galima labai greit pasimesti. Aš seniau naudodavau, žinodavau, kad į viršų 2 skylės, bet buvo etap, kad apsisuka ir paskui jau supranti, kad kažkur pametei. Tai užsižymėjimas labai geras dalykas.